Ir to leidinio tradicijas dabar tęsia aviacijos pasaulis. Taip pat vienintelė iš tų mažesnių valstybėlių, kuri turi savo aviacinį leidinį. Ir to leidinio redaktorė Vilma Jankienė mūsų šiandieniniam renginy ir būtent pristatys tą Edmundo knygą. Taigi, Vilma, žodis jums. Ačiū labai. Norėtųsi tokio solidumo iš tiesų, kad būtų kiekvienas straipsnis, kiekvienas žurnalo puslapis. Na, čia padirbėta iš tikrųjų labai išsamei. Aš, Edmundai, noriu tau paspausti ranką, tikrai va viešai. Toks didelis darbas padarytas ir aš galvoju, skaitau ir, na, kas man pirmiausiai labai patinka, tai, kad yra remiamasi labai daug dokumentų. Žinoma, čia Gytis Ramoška labai daug pasakoja apie techniką, tačiau technika aviacijos yra tas ypatumas, kuris ir žmonės pritraukia, bet technikos negalėtų būti tos aviacijos, bet būtent šita knyga, man atrodo, yra apie žmonės aeroplote ir aš neatsistebiu, aišku, ir tuo tikslumu cituojant dokumentus ir čia pat literatūriniu tokiu stiliumi, kai Edmundas sugeba vienu sakiniu nusakyti ko ne visą žmogaus gyvenimą, tarsi apibūdina jį ir kaip žmogų, ir kaip darbuotoją, ir kaip lakūną. Tiesiog, na, tikrai aš kaip plunksnos sesuo labai žaviuosi šitą meistrystę, kurios aš manau, kad, na, Lietuvoje turbūt niekas ir nėra pranokęs. Labai tas minties sklandumas ir sugebėjimas koncentruotai išspausti tą, ką reikia, yra tikrai labai žavinga ir, sakyčiau, labai vertinga, nes kitaip, juk apie kiekvieną žmogų galima atskirą knygą parašyti. Tai įsivaizduojant, kiek čia suminėta pavardžių, ko gero reikėtų labai daug tomų išleisti ir ko gero tie žmonės čia ne visi suminėti, gal dar ko gero yra kas nors likęs ir nepaminėtas, bet va ir knygos priešlapiai rašoma, kad tai yra ne apybraižos, ne romanas, ne koks nors esė, bet dokumentinis pasakojimas apie sovietų Lietuvos civilinę aviaciją. Knyga parašyta remiantis Lietuvos centrinio valstybės ir Vilniaus oro uosto archyvų dokumentais. Tikrai bus įdomu, kad Edmundas pristatytų ir pasakytų, truputį papasakos, kiek metų truko šitas darbas. Ir aš tik tai pataisysiu muziejaus direktorių, kad iš tikrųjų aviacijos pasaulis niekaip neprisidėjo prie tos knygos leidimo, gal tik tai tiek, kad visą laiką Edmundo paklausdavau sutikusi, kada jį pasirodys, nes žinojau, kad rašo ir buvo labai įdomu, tai mes esame tik tai labai mieli laidininkai tarp to, kad knygą padėti platinti ir, na, kad jinai būtų aktualizuota ir aktuali visur. Aš manau, kad ir mes važinėdami po Lietuvą visur stengsimės ir apie knygą pasakyti, ir gal ir autorių kažkur ten nusivežti. Va, iš tikrųjų, tai ko aš pasigėdau, nes vat ir kaip tik netaip senai girdėjau, kad labai yra gerai, kad knygoje yra asmenų rodiklė. Kaip jinai čia tiktų? Nes būtent tos aviacinės pavardės, šitiek žmonių. Ir nors knygos dar vis tik tai nesugebėjau iki pat galo perskaityti, na, kažkur ties vidurio 2/3 sustojau ir tada jau paskaičiau pabaigą. Ir labai patiko, kad kalbant apie visą aeroploto laikotarpį, kuris čia minimas ir pradedamas tyrinėti nuo 44–45 metų, yra toks gražus tas ir gurkšnis, tas perėjimas į tą nepriklausomybės laikotarpį, kokios buvo nuotaikos, kokie stiprus išgyvenimai. Ir vėlgi, lakoniškai, ne per daug, tiek, kiek reikia. Tai aš manau, kad, na, čia tie žmonės, kurie sėdė, tai tikrai suskaitysit kiekvieną žodį ir rasit labai daug įdomių dalykų. Aišku, sakau, man tos pavardės, man pačiai buvo labai daug naujo. Aš manau, kad tai yra kaip vadovėlis, kaip gera net mokymosi priemonė. Aš kalbu apie tai, kalbėdama apie pačią aviacijos istoriją Lietuvos dalies, mūsų pačių lietuvių. Mes, tarkim, taip kaip mes mylime Prieškario aviacijos istoriją, ją žavimės, tikrai branginame ją ir muziejus kupinas tų pėdsakų. Tai, o šitas laikotarpis iš tikrųjų kaip ir svetimas jis tarsi atrodo, betgi savas ir tie sparnai ir Edmundas tai ir atskleidžia, kad nors kitas laikotarpis buvo gal ir psichologiškai, ir ekonomiškai, ir ko gero dar visom kitom ir visais kitais aspektais, bet traukia tas vyriškas užsiėmimas, tie sparnai ir žmonės, labai įdomus toksai paradoksas. Matai, aš iš tos knygos supratau, kad tas laikotarpis buvo labai sunkus. Aš pirmą kartą tai supratau taip tiesmukai ir taip aiškiai,
nors atrodė, kad patys žmonės yra tvarkingi, jie nori skristi, tačiau tas betvarkės būta tikrai nemažai. Ir jį lietė ne tik kažkokius darbo reikalus, bet tai buvo ir su technika susiję dalykai, ir rizikos labai daug buvo. Ir ko gero žmonės ne taip gerai gyveno, kaip mes dabar gyvename, vis tiek visi ir mašiną turime, ir kur gyventi, ir vis tiek mums viskas yra blogai. Ir aš galvoju, tas laikotarpis buvo toks kažkoks draugingas vidumi tų sparnų, žmonės tokį orumą turėjo aviacijoje. Ir labai gaila, kad šiandien atrodo pasiekus tą nepriklausomybę, turint tokias geras sąlygas, turėti savo sparnus, savo kažkokią, nežinau, didybę, aeroklubo kažkokį garsų vardą, sportą. Mes visi esame labiau išsiskaidę ir labiau, nežinau, kažkokie kaip atskiri šluotos šapeliai. Ir galėdami turėti kažkokią savo aviakompaniją, mes vis tik jos neturim. Aš manau, kad labai tokia didelė man priešprieša yra, kad nėra to nei politinio sutarimo, nei kažkokio tokio aviacinio, kažkodėl tai nesigauna. Ir labai gaila, kad taip yra. Ir tie visi pabandymai, kurie buvo, nežinau, mane visą laiką lyg ir įkvėpdavo ir jau buvo galima patikėti, kad gali tos aviakompanijos savo gyvuoti. Tai labai liūdna, nežinau, kas rašyta apie šitą laikotarpį, visą tai plačiai, tai tokie nežinau, keistas toks jausmas apima. Bet gal vis tik tai, aišku, norėtųsi linkėti, ar ten, kad mūsų vaikai, ar kažkaip, kad mes tam savo tą aviaciją kažkokią tos sparnus iš tiesų tvirtintumėm ir turėtumėm. Nes turim laisvę, turim geriausias galimybės skraidyti ir viską daryti. Pačias geriausias, tokius tik yra buvęs iš viso per Lietuvos visą istoriją tikriausiai. 30 aerodromų, pakankamai daug aikštelių, privačių aerodromų. Žmonės skraido, investuoja pinigus, visos sporto šakos Lietuvoje egzistuoja. Kažkaip man tai yra labai gražu, bet bendro kažkokio vardiklio iš tikrųjų trūksta. Tai va, tas bendras vardiklis, aišku, yra pati aviacija, tas jo žavesys, kuris traukia. Na, o knyga tikrai aš skaitau ir galvoju, gal čia yra tikrai labai daug darbo įdėta ir metai po metų aprašyti įvairūs ir oro uostai. Ir dar labai įdomu, kas man labai patiko, kad Edmundas sugeba tarsi ir atsitraukęs įvertinti ir plačius dalykus, ir tarkim ten oro uosto veiklą, o tarsi veiksmas visas vyksta iš žmogaus vidinio to asmeninio reikalo. Iš tos asmeninės, laikant vairolazdę, kabinos. Man toks įspūdis, kad čia taip ir papasakota, tarsi, aišku, Edmundas pats šalia daugelio žmonių buvo ir aviacijoj, tai tas jaučiasi, kad žmogus ir buvo šalia, bet tas toksai veiksmas iš kabinos, kas vyksta, kaip sekasi tas pats skrydis. Ir daugiau čia yra turbūt ne apie keleivius, bet apie patį tą aviacinio žmogaus buvimą aviacijoje. Tai tikrai labai stiprus pasakojimas, ir kadangi apima labai ilgą laikotarpį, tikrai tai aš manau, kad čia yra labai daug yra klausta žmonių, tai tas milžiniškas darbas, nes aš suprantu, kad kaip yra sunku susišnekėti su vienu žmoniu. Jeigu jau kalbini 5 žmonės, tai jau labai daug laiko tai reikalauja. Ir čia reikia turėti ir gerą atmintį, ir norą, ir gebėjimą medžiagą rinkti ir ją dėlioti po šapelį. Tai neišskirčiau tikrai pavardžių, bet buvo ir man pačiai įdomu, kokie pirmi lietuviai, kur mokėsi, kokios mokyklos, kaip jie jautėsi, kaip vėliau tas buvo. Vis tik tai dabar jūsų karta jau žino daug daugiau. Aš, tarkim, jau dabar bendraudama su šiuolaikiniais pilotais, jų darbo kultūra yra visiškai kitokia. Tačiau čia, kai pamatai, kad tokiomis aplinkybėmis irgi buvo įmanoma išlikti ir žmogumi arba kažkokios diplomatijos mokytis. Man atrodo, kad pats gyvenimas buvo tikrai, kupinas paradoksų ir aišku, čia yra tas žmonių ir apibūdinamas ir santykiai ir vieni ten buvo marazmatiniai žmonės, kiti gal įvairesni kitokie, bet Edmundui tikrai labai pavyko taikliai sudėlioti tos žmonės ir tos įvykius ir apžvelgti visus aerodromus ir kone ir visus lėktuvus ir visą tą periodą pakankamai išsamiai. Tai toks įspūdis, kad užteko to laiko, buvo apgalvota ir viskas pavyko taip, kaip norėtasi. Tai ką, linkiu šitai knygai tikrai sėkmės ir kad turėtų kuo daugiau skaitytojų. Beje, nežinau, ar yra kažkur parašytas tiražas. 1000 egzempliorių. Tai iš tikrųjų nėra labai didelis kaip tokiai solidžiai knygai, nes aviatorių, aš manau, kad aviaciją besidominčių žmonių tikrai Lietuvoje priskaičiuotumėm 20 000, tai gal kada ta knyga ir turės kokį nors antrą kvėpavimą, nes kol kas iš tikrųjų aš manau, kad
ją šluote šluoja. Reiškia, tos knygos labai reikėjo. Jis padarė tokį darbą, kurį reikėjo padaryti. Čia yra labai aprašyta, kaip aš sakau, čia buvo balta skylė, balta dėmė mūsų istorijai. Visi žinojo pavieniui, žinojo savo gyvenimą, o Edmundas visą tai sujungė į visumą. Ir iš tikrųjų ta mozaika yra ir graži, iš tikrųjų jinai yra ir liūdna, ir labai daug katastrofų aprašyta, nutikimų įvairių, tikrai tokių skaudžių ir nėra čia malonu apie tai labai skaityti, bet vis tik tai irgi yra aviacijos dalis tai yra. Ir, tikrai jaučiasi, kad rašė aviatorius, nes labai daug to išmanimo ir va taip skaitai liktai apie aviaciją, gražiai ir yra tie tokie labai specifiniai techniniai dalykai suminėti, taip pat pažodžiui kaip iš vadovėlio, ir tai yra irgi, aš manau, kad labai tai brandina knygą, nes tie techniniai intarpai, dalykai yra taip pat labai svarbus, aš manau, ir visom kartom, kurios skaitys. Dėkuoju tikrai Edmundui už tokią milžinišką darbą, labai prabangu. Tai tiek mano to pasisakymo. Ačiū, gero vakaro.